Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną Pasvalio rajono savivaldybės administracija, seniūnijos, švietimo ir kultūros įstaigos bei organizacijos prisijungė prie pilietinės iniciatyvos Atmintis gyva, nes liudija. Šią iniciatyvą 8 valandą Languose buvo uždegtos atminties žvakutės. Iš vakaro Vilniuje surengtoje Laisvės liepsnos kelio akcijoje dalyvavo apie 150 jaunų žmonių iš Pasvalio rajono. Vilniuje jaunimas turėjo galimybę susitikti su Seimo nariu Antanu Matulu, Laisvės gynėjais, pasvaliečiais bei kraštiečiais gyvenančiais Vilniuje. Miesto centre vykęs renginys prasidėjo šventomis mišiomis už visus Laisvės gynėjus Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mišias laikė Pasvalio dekanas, kunigas Algis Nevarauskas ir Krinčino klebonas Algimantas Petkūnas. Mišioms pasibaigus jų dalyviai išvydo Pasvalio kultūros centro paruoštą literatūrinę muzikinę kompoziciją, kurioje religinės bei patriotinės giesmės giedojo mišrus choras, o eiles skaitė Klėtės teatro aktoriai. Ant nevo kranto, ištremti nekelionės gamtos, glausčiau kartu religinėje šventą gimtas lenksti namų pelenos. Norėčiau raudoti iš džiaugsmo ir pajust, kad po kojų esi. Lietuva! Žemės žodis švenčiausias. Lietuva! Žemės laimė šviesi. Vytauto didžiojo aikštėje, kur prieš 20 metų žmonės rinkosi važiuoti į Vilnių, degė laužai, plazdėjo atsineštos trispalvės. Laisvės gynėjo dienos minėjimą pratęsė pasvaliečių prisiminimai apie įvykius prieš 20 metų. Minėjimų režisierius Gintaras Kutkauskas prisiminė, kaip žmonės savo norų ir su didžiuliu entuziazmu važiavo į Vilnių. Ant laisvės aukuro Vilniui buvo dedama tai, kas žmogui brangiausia, tai gyvybė. Ir tos gyvybės važiavo autobusais, ešalonai autobusų, važiavo traukiniai, savo mašinom. Visi savo norų važiavo tenai, turėdami vieną savo ginklą, tai savo gyvybę. Ačiū Dievui, jų nereikėjo tiek daug. Žydama būtų geriausia, kad jų būtų išvis būtų išvengta. Bet tos mirtis, jos turi didelę prasmę. Juk jeigu ne sausio 13, kas mes būtume? Jei ne kražiai, jei ne šimtai tūkstančiai nukankintų KGB Rusiuose, jei ne Romas Kalanta, šios mirtis turi prasmę. Ir šių mūsų brolių, seserų, kraujo lašai, jie virtė lygiai krikšto vandenį, kuris mumise skiepė tą meilę. Ta didžiulė meilė savo tėvynei, savo Lietuvai. Ant didžiulių ekranų, tapusios klebonijos sienos, vienas paskui kitą, išiškėjo per susidūrimą su sovietų kariais žuvusių gynėjų veidai. Su bažnyčios varpais nuskambėjo ir jų vardai. Tas dienas prisiminė ir vienas iš kelionės į Vilnių organizatorių, rajono meras Gintautas Gegužinskas. Ne aš vienas organizavau tada kelionę į Vilnių 91 metų sausio 12-ąją. Organizatorių buvo daug, bet svarbiausia, kad buvo lygiai tiek pat daug žmonių, kaip ir šiandien šičia. Pagalinde buvo sustatytas budėjimas ir turbūt jau likimas taip lėmė, kad sausio 12-oji buvo skirta Pasvaliai.
Mūsų buvo gal 400, gal 500 žmonių, niekas šiandien turbūt to ir nepasakytų, nes tada, dėl to ir dabar dar gailiuosi, nepasidarėme sąrašų. Žinojau, kas šalia manęs sėdėjo autobuse, kas už manęs, kas priekyje, kaip ir kiekvienas iš tų, kurie tada 91 metais važiavo, tačiau visų pavardžių aišku neatsimenu. Važiavome su pakelia nuotaika. Žinojom, kad ten Vilniuje buvo jedinstvos mitingai. Vakar turbūt visi per televiziją matėte, kaip šauniai lietuviai dainavo namo jedinstva namo. Bet važiavome be kažkokios įtampos. Žinojome, kad visko gali būti, kad užimtas spaudos rūmai, kad neramumai visame Vilniuje. Važiuodami dar prieš Vilnių sustojome prie Vilniaus prieigų ir tada tarėmės, į kurią vietą mums reikėtų važiuoti visiems pasvaliečiams. Nes čia iš Pasvalio išvažiavo gal 5-6 autobusai, dalis prisijungė ties Jurgenais, dalis ties Pumpėnais. Sustojome ir pasitarėme, į kurią vietą važiuoti. Bet kadangi Vytauto Landsbergio, aukščiausios tarybos pirmininko, kvietimas buvo važiuoti prie Seimo, prie parlamento, ten ir nuvažiavome. Ir tada man bent atsiminė labiausiai tas momentas, kai ėjome per tiltą pasvaliečių kolona, su trispalvėmis kaip ir čia, jos plevėsuoja vėjyje, ir Vilniečiai skandavo Lietuva. Ir iš tikrųjų tas žodis Lietuva kiekvienam turbūt smigo į širdį. O paskui buvo naktis, paskui buvo tankų šūviai, paskui buvo nežinia. Buvo laikas, kai stojo autobusai prie parlamento ir mes buvom tarp parlamento ir autobusų ir tada turbūt daugelį iš mūsų buvo baisu. Bet minia skandavo žodį laisvė, skandavo žodį Lietuva. Ir mes išsilaikėme. Su laisvės dienais. Susirinkusios pasvaliečių minios neįbaugino. Svečiams teko nešdintis nieko nepešusiems. Kėda, paridėkit tūkstais! Šaunuoliai vaikai, šaunuoliai! Vėliau atminimo renginį tęsė Pasvalio sąjūdžio dalyvių gydytojo Rolando Rastausko ir ekonomisto Algirdo Mulevičiaus palinkėjimai žmonėms. Susirinkusieji išgirdo jau laisvoje Lietuvoje gimusių gimnazistų mintis apie tai, ką jiems reiškia žodžiai sausio 13, laisvė, nepriklausoma Lietuva. Ši data, mano nuomonė, yra tikrasis 20-ojo amžiaus lietuvių tautos plačiaja prasme laisvės troškimo ir patriotizmo įrodymas. Tai data, kurią aš didžiuojasi. Šie mažai analogų turintis sausio 13-osios įvykiai ir žmonių veiksmai, mano nuomonė, ženkliai prisidėjo prie tarptautinio Lietuvos pripažinimo. Po jų, man rodos, net patiems okupantams tapo aišku, kad Prahos pavasario metodai lietuvių tautos neveikia. Ši data yra pats didžiausias, man žinomas, kontrargumentas dabartiniam tautos pesimizmui ir neigiamams procesams, emigracijai, apatiškam politikos ignoravimui, kurie lyg ir bando paneigti sausio 13-ąją. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad man sausio 13-oji yra lygiai tokia pat šventa ir svarbi, kaip ir vasario 16-oji ir kovo 11-oji, nes visos šios datos turi magišką poveikį. Kai išgirstu jas, mano širdį užplūsta pasididžiavimas, kad gimiau lietuviu. Renginyje buvo dalijama karšta košė arbata. Prieš 20 metų autobusais išvažiuojančius ir dabar susirinkusius vaišino pasvalietis verslininkas Rimas Želvys. Per minėjimą Pasvalio Vytauto didžiojo aikštėje, šalia Mariaus Katiliškio bibliotekos, buvo pastatyti 3 gatvės stendai, ant kurių buvo eksponuojamos nuotraukos, laikraščiai ir palaikymo laiškai 1991 metais plaukė į Lietuvos aukščiausiąją tarybą iš viso pasaulio. Gatvės paroda sausio barikados, anuomet ir dabar,
surengė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Centrinėje miesto aikštėje vykusio minėjimo dalyviai turėjo išskirtinę galimybę patekti į renginio metu veikusios tiesioginio eterio vaizdo kameros akiratį ir pamatyti save didžiuliame ekrane. Vietinės televizijos reporteriu dirbo Viktoras Stanislavaitis. Sakykit, ką jums reiškia šita graži šventė? Daug reiškia. Praktiškai visko reiškia. Jeigu taip nedaug dievė, vėl, važiuotumėt? Važiuočiau. Ir stovėčiau, ir važiuočiau. Reikia važiuoti. Reiškia. O šitą graži moteriškę. Sausio 13. Tad, prieš 20 metų. Kur jūs buvot? Kokią mintim gyvenat? Kokias jausmės? Laisvos Lietuvos jausmais, mažų vaikų užaugimų laisvoj Lietuvoj. Ir po 20 metų tie jausmai pasitvirtina ar ne? Jeigu vėl reiktų stovėti prieš tanks už barikadų vardan Lietuvos, važiuotumėt? Net minčių nekiltų nevažiuoti. Ačiū. Va šitos labai dainingos ponios norim paklausti. Sakykit, ko lietuvių reiškia dainų? Labai daug ką. Nes daina ir ramina, daina ir dirb padeda, daina ir paguodžia, daina ir linksmina. O sakykit, kaip galvojat, kodėl lietuviai prieš 20 metų ginklu pasirinko dainą? Ne šautuvą, bet dainą. Galbūt todėl, kad nuramindavo dainą. Dainuodamas tu galvoji apie dainą, galvoji apie jos tekstą, o kas aplinkui dedasi, gal ir pamiršti. O kokios dainos tada skambėjo, sakykit? Labai įvairios dainos ir patriotinės dainos, įvairios liaudės dainos, aišku, liaudės dainos. Ir gal dar vieną pavyzdį visam Pasvaliui. Minėjimas pasibaigė, tačiau Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje veikia paroda Sausio barikados anuomet ir dabar, kurioje panaudotos dokumentų ir fotografijų kopijos iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo, Lietuvos aukščiausios tarybos gynėjo, Lenkijos kovojančiojo solidarumo veikėjo Piotro Hlebovičiaus ir pasvaliečio fotomenininko Vido Dulkės archyvų. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje buvo surengta Pasvalio krašto jaunųjų matematikų 12 komandinė olimpiada profesoriaus Broniaus Grigelionio taurei laimėti. Olimpiada šiemet sutapo su akademiku Broniaus Grigelionio asmeninė sukaktimi, jo 75-ųjų jubiliejų. Matematikas Bronis Grigelionis gimė Iciūnų vienkiemyje, gausioje Onos ir Igno Grigelionių šeimoje. Būsimam akademikui vaikystėje teko dirbti visus ūkio darbus. Mokyklos pirmajame skyriuje jis neturėjo ko veikti. Atėjo jau mokėdamas skaityti ir skaičiuoti. Mokytoja jį iš karto perkėlė į 2 klasę, jis baigė Vaškų progimnaziją. Vėliau pradėjo mokyti Žeimelio vidurinėje mokykloje, ją baigė sidabro medaliu ir įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti matematikos. Ji baigė su pagyrimu. Už visų dalykų egzaminus gavo aukščiausius įvertinimus. Vėliau studijavo aspirantūroje. 1965-aisiais susituokė. Grigelioniai užaugino 2 vaikus. Aukso medaliu vidurinę mokyklą baigė sūnus, tapo mokslininku fiziku, o sidabro medalininkė dukra psichologe. Mokslininkas Bronis Grigelionis nebuvo nei komjaunuolis, nei komunistas, tačiau jis buvo pats jauniausias mokslų daktaras Lietuvoje. Matematika, kaip tikslusis mokslas, buvo nutolęs nuo ideologijų. Aktyviai dalyvaudamas mokslinėse konferencijose, simpoziumuose ir kitokiuose mokslininkų susibūrimuose, akademikas Bronis Grigelionis išvažinėjo ne tik Europą, bet ir pasaulį.
Jis lankėsi Amerikoje, Kinijoje, Indijoje, Japonijoje. Prasidėjus atgimimui, jis aktyviai įsijungė į sąjūdžio veiklą. Buvo išrinktas Vilniaus pasvaliečių bendrijos pirmininku. Pasvalio bažnyčios dekanas kunigas Algis Neverauskas, sveikindamas akademiką, gražiai pabrėžė, jog netgi pačioj matematikoje yra Dievas. Netgi toj pačioj matematikoje Dievas yra, nes kuo toliau einam, mes einam ne į betvarkę, bet einam į tvarką. O tai yra vėlgi, Dievas yra tvarka, o tvarka yra meilė. Gražios sukakties proga jį pasveikino Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas bei švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas. Turbūt kiekvieno iš mūsų pagarba žmogui, kuris nepamiršta tapo į tėviškę, kuris sugrįžta į ją ne vien tik savo prisiminimuose, bet ir savo realiais darbais. Štai šiandien jūs, jaunimėlė ir svečiai iš gretimų rajono, esate čia Pasvalyje, mūsų gimnazijoje. Tai irgi jubiliato Broniaus Migelionio dėka. Jeigu nebūtų jo, jeigu nebūtų šios fantastiškos olimpiados, ar jūs kada nors būtumėte į Pasvalį atvažiavę, galbūt kažkas, gal tik tai pravažiuodami į Rygą, nebent Via Baltica. Iš tikrųjų, kai žmogus savo kraštui skiria ne tik savo mintis, bet ir savo darbus, jam turbūt visų kraštiečių ir pagarba pati didžiausia. Šiandien jūs, akademikė, švenčiate savo jubiliejų. Galvojame mes, kokią dovaną padovanoti. Nežinau, net kurie pusę paveikslą reikėtų atversti, tai mūsų vaikų darbas. Kiekvienas gyvenimas tai yra tarytum kalendorių lapeliai, tarytum kažkas išplėšta iš didžiulio žurnalo. Tai gal mūsų gyvenimo plunksnos, kurios atauga naujos, kurias kažkam padovanoji, tie darbai, kuriuos padarai. Šiandien, sveikindami jūs jubiliejaus proga, norime padovanoti šį mūsų krašto vaikų darbą ir palinkėti, kad dar daug metų jūsų kelias vestų į Pasvalį, į Ciūnus, į Vaškus, kad dar daug metų jūs dirbtumėte Vilniaus pasvaliečių labui ir viso Pasvalio labui. Su jubiliejumi ir geros sveikatos. Apie Vilniaus pasvaliečių draugijos kūrimąsi prisiminė docentė, savivaldybės tarybos narė Genovaitė Jusaitienė. Kasgi būtų be jūsų, be tų žmonių, kurie dar anos valdžios laikais, kaip galėdami iš Vilniaus universiteto, iš akademijos pro plyšelius pralystų ir pasirodytų ten tam baisiam, sako, kapitalistiniam pasaulyje. Jūs buvote ten. Gal ne tiek daug žmonių sužinojo apie Lietuvą, bet jau žinojo, kad yra Lietuva, kad yra senasis Vilniaus universitetas. O paskui jūs buvote, padėjot susiburti Vilniaus pasvaliečių nuo pat pirmos dienos ir daugybė posėdžių, altruistiškų pasitarimų, negaila nei lyto, nei cento, kurių netaip daug turėjau. Jūs visada buvote. Jūs pats vairuodamas apvažiavot visą Pasvalio, visus Pasvalio pakraščius, kad sužinoti, ar tas kaimas gyvas, kuriai parapijai jis priklauso. O mes su ponu Antanu tik užsirašom, keičiasi vairuotojai. Ir taip gimė, manau, mūsų gražioji knyga Užaugau Pasvaly, jums padedant, skatinant Eugenijų Matuzevičių. O vėliau, o dabar, ar taip gražiai kunkuliuotų Krinčino verdelės, kurias jūs visada aplankydavot, kurias rėmėt. Aš jau nekalbu apie jūsų mokslinę veiklą, ji čia gražiai atspindėta. Profesorių pasveikino Pasvalio krašto jaunųjų matematikų mokykla Prokunda ir jos vadovas mokslo daktaras Antanas Apynis. Sveikinimo žodį tarė Pasvalio krašto muziejaus atstovai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė, verslininkas Rimas Želvys, Pakruojo krašto jaunimas. Daugiausia žmogus pasiekė rodydamas pavyzdį, teigė akademikas sveikinę Pasvalio gimnazijos vadovai. Pats akademikas nuoširdžiai džiaugiasi gražių gimnazijos renginių ir matematiką vadino mąstymo ir logikos ugdymo mokykla.
mąstymo, tas skaičių, vis tik tai šiais matematikais nėra labai linksmas, nes matematika yra jaunųjų mokslas. Bet čia galim sveikinti tos, kuris sėdi čia vėliau tolimesnėse eilėse. Tikrai idėjom palinkėti, kad tikrai, kad iš jų išaugtų puikesni per matematikai negu mūsų kartos. Matematika yra vis tik tai abstraktus mokslas ir aišku, suvokti, kas ten darosi, be tokio specialaus pasiruošimo, sakyčiau, neįmanoma. Ir aišku, matematikos bendruomenė vis tik yra irgi tokia uždaros ratos ir ten galima tik tai kalbėti apie tai, kas ko vertas. 12-osios Pasvalio krašto mokinių matematikos komandinis olimpiados nugalėtojais tapo Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos jaunieji matematikai. Antrąją vietą užėmė Pakruojo Atžalyno gimnazija. Dėl taurės iš viso varžėsi 10 komandų. Tarp 9-10 klasių komandų pirmąją vietą laimėjo taip pat Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija. Antrą Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės bitės, trečiąją Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos pirmoji komanda. Visus olimpiados dalyvius pasveikino olimpiados organizatoriai, mokytoja Elena Ridlauskienė ir docentas Antanas Apynis, o verslininkas Rimas Želvys specialų prizą įteikė atkakliausiai tikslo siekusiai Vaškų vidurinės mokyklos komandai. Kas antri metai Žilpamošio kaimo bendruomenė pakviečia gyventojus ir svečius į nuotaikingą sūrių šventę. Pagrindinis šios šventės akcentas – sūrių konkursas, apipintas dainomis, muzika ir vaidybiniais elementais. Šiemet Žilpamošio mokyklos salėje buvo surengta tradicinė kulinarinio paveldo tradicijų puoselėjimo šventė, buvo gera gaspadinė. Į renginį su savo gardžiais sūriais susirinkusios gaspadinės visų pirma turėjo prisistatyti ir papasakoti apie save. Aš nežinokit, pusiau atplaukiau iš Žilpamūšį. Žinojau, kad čia berniokų pasiutusiai gražių yra. Einu Žilpamūšis, bet kaip prie ją, kaip pasakykit, jeigu muša priešais, tai pusę kelia grūdo, pusę plaukia, bet daugiau nebeišmokau plaukti. Nu tai va, dabar jau 40 metų kaip čia atplaukiau. Na ir visokių, aš prie tų visų vagyvų padarėjau. Čia prieglaudų turime, ačiū visiems, ypač iš miestų, kurie šuniukų, kačiukų mums dovanoja. Nu tai va, dėl jų ir karvytė reikia laikyti. O kas lieka, nu kačiukų, kaip požabą lietuvių su krismaliu sūriu padaro. Ir tai jų varnišių tokį. Antrąją užduotimi šeimininkėms teko išduoti paslaptį, kaip jos tuos gardžiuosius sūrius pagamino. Nu labai daug įdėt meilės, nes ir sūris širdės formos jos sudėt, kiek jos yra ir tik įskaitė labai daug sudėt, sutriont varškę. Aišku, jį pirm pasidaryti, išrūkštą pieną, pasidaryti tą varškę, pridėt žilė gabaliukų, pridėt razinų, pridėt želatiną, kad nu turėtų būti skan, nu ir širdelės formos, nu tas antras sūris tai toks senovinis, vadinams varškės sūris. Konkursui iš viso buvo patiekta 13 sūrių, o juos visus degustavo vertinimo komisija ir išrinko patį gardžiausią. Nu kaip pasakyti, sūrių receptus tai žinote ir melavo, ir įsisukinėjo, ir visaip kaip darė. Aš labai atsimenu nuo pat mažų dienų, kaip mamutė darydavo sūrius. Tai
pirmiausia, tai varškės reikia. Tai tik viena gaspadinė paminėjo, kad varškę jau darė tikrą. O visos kitos tai kažką tai makalavo ir vis dėlto melavo. Pripažinkim. Dar mokytoja Diana tai dar ir pienus visokiausių rokiškio ir varškės paminėjo. Taip, iš tikrųjų, pagaminti jai tai sunkiausia buvo. Bet sūris buvo pats toks meilis, su didelė labai meilė padarytas. Labai gražu, kad humoras ir apie karvės koją įkeltą, taip ir yra, iš tikrųjų, taip gyvenime ir būna, ir apie pelių nuograužas ir kas lieka nuo katinūtė, omutė. Kiekvieną labai išradingai tai padarė. Iš tikrųjų labai ačiū, kad jūs čia esate, kad jūs tradiciškai ateinate su savo sūriais, kad jie labai skanūs ir labai sunku išrinkti patį pačiausią, ne? Visos sūrių šeimininkės buvo apdovanotos padėkos raštais ir dovanomis, o sūrių karalienė šiemet buvo išrinkta šeimininkė Kristina Kačanauskienė. Pasibaigus apdovanojimams, suskambo Žilpamūšio kultūros centro kapelos atliekama daina.